Tai tikriausiai turėtume pradėti nuo formalių Lietuvos ir Rusijos federacijos susitarimų švietimo ir kultūros srityje. Buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, kurios padėjo pagrindą tam, kad vietinė valdžia leistų tame krašte reikštis kažkam kitam nei rusiškai kultūrai, ir tada pradėjo kurtis ir lietuvių kalbos ir etninės kultūros fakultatyvai, šeštadieninės mokyklėlės, 1-2 valandos per savaitę. Taip pat pradėjo kurtis prie tų fakultatyvų arba prie kitų įstaigų, organizacijų, bibliotekų ar kultūros centrų lietuvių kilmės žmonių, lietuvių kilmės žmonių folkloro kolektyvai, chorai, šokių kolektyvai. Na ir tai buvo tam tikras kilimas iki maždaug 2012 metų, kai buvo tikrai dar pakankamai geri laikai. Paskui buvo tas toksai kritimas ruošiantis Krymo karui, o po Krymo karo stebėtinai galbūt kaip tik norėdami parodyti, kad jie Kryme nepasišiukšlino, lietuviškiam kolektyvam davė tam tikros laisvės, galbūt netgi savotiškos paramos. Jie galėjo pretenduoti ir į tam tikras, sakysim, Rusijos prezidento dotacijas arba fondelius ir gauti ten po keletą šimtų rublių ar ten po keletą tūkstančių rublių savo veiklai. Tai reiškia, tai buvo ne tik legalizuota, bet ir valdžios mastu netgi savotiškai skatinama parodyti, kad jūs tikrai lietuviai pas mus Karaliaučiaus krašte veikiat. O paskui vėliau, sakysim, jau po Krymo atveju 2016-2018 metai jau prasideda tam tikras kritimas. Į kraštą pradedama atsiųsti vis daugiau tų tolimosios Rusijos įvairių tarnybų, jėgos struktūrų žmonių. Ir po truputėlį pradeda strigti mūsų lietuviškų kolektyvų veiklos. Ir jeigu iki to laiko buvo 14 vaikų kolektyvų, 14 suaugusių kolektyvų ir apie 20-25 taip įvairavo lietuvių kalbos ir etninės kultūros fakultatyvai, tai po truputėlį visą tai pradėjo būti ribojama. Ir vienas iš tokių esminių ribojimo žingsnių buvo, kai Lazdynų arba rusiškai Krasnoznamenska kolektyvas Malūnėlis laimėjo srities etninės kultūros konkursą įvairių tautų tarpe ir buvo deleguoti nuo Karaliaučiaus srities į Rusijos federacijų vykstantį etninių kolektyvų regioninių turų nugalėtojų tokį čempionatą. Ir jiem buvo nupirkti bilietai, jau buvo susiruošę vaikai, suaugę tėveliai lydintys, buvo susiruošę į tą kelionę. Ir staiga Rusijos propagandistai pasakė, kad nėra čia ko, kad Karaliaučių atstovautų lietuviškas kolektyvas. Ir jie tiesiog brutaliai pasakė, kad rytoj jūs neskrisit, nevyksit ir nieko daugiau čia jums lietuviško nebus. Pirmiausia, tai buvo kėsinimasis 2010 metais į visą kultūros paveldą esantį tame krašte, kai buvo iniciatyva atiduoti Rusijos stačiatikių bažnyčiai visas pilis, visas bažnyčias, visus muziejus, visa, kas yra sena, kas buvo pastatyta iki Antro pasaulinio karo. Tame tarpe ir Tolminkiemio bažnyčia, tame tarpe ir Ragainės pilis, tame tarpe ir Karaliaučiaus katedra ir visi kiti objektai. Tai tuo metu vėlgi išgyvenom tam tikrą esminį lūžį, kai įsijungė pasaulinė bendruomenė ir žinome ir mūsų prezidentės skambutį Putinui tam, kad paliktų ramybėje Tolminkiemyje. Tolminkiemį žinom labai stiprų lietuvių ir rusų rašytojų sujudimą dėl Tolminkiemio išsaugojimo. Na ir be abejo padėka ir tuometiniam rajono merui, Stalupėnų rajono merui Olegui Putinui, kuris taip padėjo visas pastangas, kad muziejus išliktų Rusijos federacijos pavaldume, bet ne Rusijos stačiatikių cerkvės pavaldume. Ir šitas momentas, kaip sakoma, buvo labai įsimintinas, tada kai kurie objektai liko išsaugoti visuomeniai. Vėliau prasidėjo, sakysim, puolimas prieš tą patį Donelaitį, buvo panaikinta ir jo vardo biblioteka Stalupėnuose ir pats muziejus visiškai neseniai prieš porą metų buvo, kaip sakoma, išbrauktas Donelaičio vardas iš Tolminkiemio muziejaus. Na ir be abejo vėliau ir Vydūno lenta ir kai kuriem kitiem, ne tik lietuvių veikėjam, bet ir lenkiškų, vokiškų šaknų turinčių veikėjų atminimo vietų naikinimas, pervardinimas, uždarinėjimas. Na ir iš principo šiandien dienai likę tik tai nedidukiai lietuvių kalbos pamokų nuotolinė mokyklėlė, kuri veikia Lietuvos generaliniam konsulate Karaliaučiuje. Mes turime atlikti namų darbus, suinventorizuoti, ką mes tame krašte turim,
po šiai dienai Lietuva kultūros paveldo sistemos žmonės dar to darbo neatlikę. Dar kartą mes turim surašyti, koks lietuviškas kultūros paveldas tame krašte yra, ieškoti priemonių tiek finansinių, tiek metodinių, tiek architektūrinių, kad būtų galima ruoštis tam, kad galėtume tuos statinius pastatus ar vietovės atkurti po to, kai baigsis šitas karas. Mes taip pat turime ruoštis ir pasiruošti, kad lietuvių kalba, kaip užsienio rusų kalba, būtų paruošta įteisinimui. Mes šiandien dienai taip pat niekada neturėjom iki galo sunormalizuotos, juridiškai įteisintos lietuvių kalbos kaip užsienio kalbos tame krašte. Tai buvo savavališkas, fakultatyviškas sprendimas. O tam, kad visgi galėtume veikti universitetuose, mokyklose ir moksleiviam į atestatą rašyti lietuvių kalbos pažymį, mes turime legalizuoti lietuvių kalbą. Visų pirmiausia, mes turime tai padaryti ar Vilniuje, ar Marijampolėje, ar kitam Lietuvos mieste, paruošti pagrindus tiek lietuvių etninės kultūros pagrindai elementorius, tiek lietuvių kalbos elementorius, pagrindai pradiniai, viduriniai ar aukštajai mokyklai. Mes viso to neturim, tai tikrai mes turime ne mažiau kaip 60% darbų padaryti šiandieninėje Lietuvos teritorijoje.